Gegužės pabaigoje Druskininkų savivaldybės nedarbo lygis beveik pasiekė Lietuvos nedarbo lygio vidurkį. Dabar jis siekia 10,4%. Aišku, tai yra didelis pasiekimas ir liko apie 1500 bedarbių registruotų darbo biržoje. Kažkada jisai buvo iki 3000. Taigi ženkliai sumažėjo ir dėl to labai džiaugiamės. Kaip sakė savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė, tikimasi, kad vasaros sezono metu nedarbo lygis dar labiau sumažės, kadangi vis labiau auga darbuotojų poreikis, ypač tų, kurie gali dirbti aptarnavimo sferoje. Per pirmuosius 3 mėnesius 20% išaugo į Druskininkus atvykstančių svečių skaičius. Tai turėjo didžiausią įtaką nedarbo lygio sumažėjimui. Per pastaruosius mėnesius atvykstančiųjų taip pat daugėja, todėl tikimasi, kad aptarnavimo srityje darbą ras dar daugiau darbo ieškančių žmonių. Džiugu ir tai, kad antrojo ketvirčio rezultatai jau tiesiog ryškiai yra tokie, birželio 1 duomenys, kad visur kitur vidutinis darbo užmokestis šiek tiek mažėjo, o pas mus išliko toks pats ir net šiek tiek augo. Tai irgi mus labai džiugina ir labai tikimės, kad vasarą, kadangi darbo apimtis bus didesnės, druskininkiečių atlyginimai dar didės. Ir aišku, labai turėčiau pasidžiaugti vykdomų socialinių paramos skyriaus projektų kartu su darbo birža. Jau yra taip pat rezultatai, yra mažėjimas socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų ir pašalpų gavėjų skaičiaus. Pakankamai didelio darbo, ypač socialinių darbuotojų, išaugo darbų apimtis, bet vis tik tai mums pavyksta kažkaip tai atsirinkti, kas iš tiesų gyvena labai sunkiai, o kas tiesiog kartais ir piktnaudžiauja paramą. Mes iš tiesų labai norėtumėm, kad parama būtų teikiama tiems, kuriems labai reikia tos paramos. Tai yra vieniši, neįgalūs žmonės, tai yra sergantis, jų yra tikrai apstu ir daug. Ir mūsų galimybės šiuo metu padėti yra labai menkos. Druskininkų savivaldybės patirtis įgyvendinant naujasias piniginės socialinės paramos įstatymo nuostatas buvo pristatyta birželio 8 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybėje socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarkos pirmieji žingsniai. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su pilotinėme projekte nedalyvaujančios, tačiau sėkmingai novatoriškai dirbančios Druskininkų savivaldybės metodais, išryškinusiai socialinės paramos skyriaus darbuotojų naują vaidmenį įgyvendinant paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarką. Sugalvojame tokią metodiką, kuri leistų tikrinti mums absoliučiai visas bylas aktyviai tvarkyti ir absoliučiai visus gyventojus vertinti pagal tam tikrą rizikos grupę. Praeitą penktadienį buvom pakviesti į vyriausybės konferenciją, kurioje pristatėm savo darbo metodus ir noriu pasigirti iš tiesų, kad mums sekasi neblogai ir šiai dienai pasiekti rezultatai yra geresni. Tai yra sumažėjo ir pašalpų, ir kompensacijų gavėjų skaičius maždaug apie 18–19%, tai yra iš tiesų džiuginantys rezultatai, o sakyti tai, kad mes dirbam geriau negu visa Lietuva, tai būtų per daug drąsu, kadangi dirba ir kitos savivaldybės, galbūt jos neturėjo progos pasisakyti, tačiau iš tikrųjų rezultatai yra gana ženklus. O piktnaudžiaujančių socialinę paramą iš tiesų ir mums buvo neįtikėtina, kad tai yra be galo daug ir tas darbas praktiškai tik pradedam tą darbą, reikia labai giliai analizuoti kiekvieną situaciją, žiūrėti ir reikalauja labai daug pastangų socialinių darbuotojų, todėl pasinaudodama progą noriu pasidžiaugti socialiniais partneriais, ypatingai darbo birža, mūsų pagrindinis turbūt partneris, su kuriais pasiekime ypatingai gerų rezultatų bendradarbiaudami. Noriu pasidžiaugti seniūnų, seniūnaičių, bendruomenės pirmininkų pastangom, kurie, jeigu nenori tiesiog informaciją pateikti, galbūt anoniminių skambučių ar dar kažkokiu tai būdu, praneša ir tada ta informacija yra tikrinama. Patikrinus, ji yra imamasi priemonių. Paramos gavėjai praktiškai, jeigu ta informacija pasitvirtina, pagal įstatymo nuostatas, jie yra baudžiami atimant 3 mėnesius
kompensacijas jiem ir pašalpą paliekant tik vaikam. Todėl noriu paprašyti visus būti, tarkim, tais socialiniais partneriais ir geranoriškai žiūrėti į tą mūsų, bendruomeniškai žiūrėti į tą socialinę paramą, kad geriau patiem save pastebėti, patiem savikritiškai pasižiūrėti, ar iš tiesų jau aš negaliu gyventi be tos paramos. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Grigorienė papasakojo ir apie konkrečius piktnaudžiavimo socialinėmis išmokomis atvejus. Manikiūrininkė, jeigu per dieną uždirba 2 ar 3 litus, turėdama verslo liudijimą, tai jokios kritikos neatlaiko ir man atrodo, tai yra iš tiesų akibrokštas tiek mums, tiek mokesčių inspekcijai. Tačiau šiai dienai tokie atvejai yra stebimi ir įstatymo spragos yra akivaizdžios. Druskininkuose yra piliečių, kurie naudojasi rinkliavų įstatymo, leidžiančio asmenims turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą nemokamai keisti asmens tapatybės korteles ir pasus spragomis. Jūs man paaiškinkit, kam reikalingas pasas socialinės paramos gavėjui, kai pajamos, priminsiu, vienam šeimos nariui yra 350 litų, mažesnis už 350 litų. Tai ir priežastis, tarkim, to dokumento keitimo yra pasibaigė vizų lapeliai. Tai viską pasako, kam jie reikalingi tie asmens dokumentai ir tai yra tos priežastys, kurių mes dar neišsiaiškinom ir kurios ateityje bus aiškinamasi ir tikimės sėkmingo darbo turbūt ir ateityje. Tai ko gero nėra vienetiniai atvejai, tai gana dažnas reiškinys pasienyje gyvenant. Nedrįščiau sakyti, kad tai yra masinis reiškinys. Tie reiškiniai turbūt mums yra labai netikėti ir jie kiekvienas unikalus įvairus. Ir kas man labai netikėta, aš dirbu šitą darbą gana daug metų ir praktiškai kai kuriuos įstatymo spragas sužinau iš savo klientų. Jie labai gerai prisitaiko, žino, kada registruotis darbo biržoje, kada persiregistruoti, kada pirkti verslo liudijimą, kada vėl jo atsisakyti, kad vasaros metu galima truputį ir palaukti ten nesiregistruojant darbo biržoje, o spalio, lapkričio mėnesį vėlgi deklaruoti gyvenamą vietą taip, kad išeitų kompensacijos, kad nereikėtų mokėti už šildymą. Žodžiu, prisitaiko labai lankščiai. Tos pajamos mūsų visų nėra jos didelės. Ir pasinaudoję įstatymo spragomis, dažnai žmonės iš tikrųjų naudojasi tą paramą. Todėl aš pasakyčiau truputį kitaip turbūt, kad ta parama, kuri iš tiesų reikalinga žmonėm, mano manimu, ji yra per maža. Ir tos žmonės, kuriuos pažįstu ir kurie gyvena iš pašalpų, kuriem iš tikrųjų jų reikia, aš jiem, sakyčiau, reikia jos didesnės tos paramos. Bet dideliai daliai iš tiesų ir dabar tie, kurie gauna tą paramą, ji tikrai mokama neteisėtai. Ar mokesčių inspektoriai arba kitos valstybinės institucijos vasarą nerengs daugiau kokių nors reidų ir ar nekontroliuos labiau tų visų įstatymo pažeidėjų? Ta problema įvardinom ir konferencijos metu. Problema ir jie turi problemų, mokesčių inspekcijos, darbo inspekcijos, kadangi neturi pakankamai darbuotojų, neturi pakankamai lėšų skirtų auditui kontroliai, tačiau pastangos iš tiesų yra didelės ir darbo inspekcija artimiausių metų žadėjo atvykti bent keletą kartų į Druskininkus. Nenoriu aš čia labai gąsdinti, bet mokesčių inspekcija vėlgi, kad ir nieko dar nenustatė mums kokiu tai atveju, tačiau pažadai lieka ir jie tvirtina, kad jie drausmins darbdavius, aiškindamasi nelegalaus darbo atvejus. Nauja griežtesnė piniginės paramos skirimo tvarka, kuria siekiama skatinti žmonės dirbti, o ne gyventi iš pašalpų, yra labai reikšminga, nes nuo 2014 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketina paramos teikimo funkciją perduoti savivaldybėms. Mes neturime kitos išeities, labai atsakingai sakau druskininkiečiai, nes kaip mūsų informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministras praėjusį penktadienį, vyriausybė ketina padaryti viską, kad nuo naujų metų socialinės išmokos taptų savarankišką funkciją. Taigi, tai būtų savivaldybės atsakomybė. Ir, žinot, savarankiškų funkcijų turime pakankamai daug. Mes ir taip tikrai sumažintas finansavimas kultūrai, jaunimui, sportui, visoms rytim. Ir tiesiog reiškia, negalime mes, taip sakant, dar kieno nors, kokių nors ryčių dėka didinti
išmokos tuomet, kai Druskininkuose galimybės vis didėja. Raginame žmonės bent jau imti verslo liudijimo, galvoti, konsultuotis. Turizmo ir verslo informacijos centre yra specialiai žmonės, kurie konsultuoja, pataria. Galima nueiti į mokesčių inspekciją, daugiau sužinoti apie verslo liudijimus. Savivaldybė turi nedidelį fondą, jeigu prireikus, turbūt tą fondą galima išplėsti paramos smulkiam verslui, kad padaryti pradžią, bet paslaugų Druskininkuose tikrai turėtų augti skaičius ir raginu visus labiau imtis atsakomybės, tiesiog būti labiau tokiems veržliems, pasitikėti savo jėgomis ir pradėti. Nieko nėra geriau, kai tiesiog pradėti kažką tai savo ir tada tiesiog reiškia turbūt pradžia visada sunkiai ir gal tos drąsos pritrūksta, bet po to aš tikiu, kad srautai Druskininkų augs ir iš tiesų tai yra gera galimybė čia teikti paslaugas. Aišku, reikia labai išanalizuoti situaciją, kokios tai turėtų būti paslaugos.